pavalgė, sportavo, negėrė, bet mirė 25, žinai, nuo plaučių vėžio. Savo kam, koks tikslas tenktis? Aš turiu atsakymą į tokią situaciją. Tu čia kalbi kažką apie ilgamžiškumą, pasakoji mums, ne, pasakas. Bet va, močiutė, ta Italija arba Prancūzija, batonus valgė, rūkė, raudonai dažėsi lūpas ir mirė ten 105 sulaukusi. Tai šitoj vietoje viskas faina, džiaugiuosi už tą močiutę ir už jos rūkytas cigaretės. Visi, ne visi, neabsoliutinkim, dauguma mūsų yra bandę parūkyti, yra gal rūkė 10 metų, 15 ir metę rūkyti, bet šitoj vietoje aš nemačiau jos sveikatos analizės, bet manau, kad čia vienareikšmiškai buvo genetika. Nes genetika nuo epigenetikos, nuo to, ką mes veikiam savo įpročiais, labai skiriasi ir greičiausiai, kad tas žmogus mirė 25, ne, jisai turėjo kažkur genetikoje kodė mutacijų tam tikrų, kur jeigu jisai būtų žinojęs, galbūt galėjo net ir išvengti